Sveiki, čia vėl Rasuolė. Kaip ir žadėjau, iš karto darėm video ir rodėm, kaip užsakyti pirmą kartą pirkimą. Man padėjo Akvilė, mano referalė, žmogus, kuris susiregistravo pagal mano nuorodą šitoje elektroniniai parduotuviai. Pas mane dabar jūs matot ekraną, tai yra likutis pinigų prieš Akvilės pirkimą. Specialiai atidariau, kad jūs matytumėt, kaip greitai ateina pinigai į elektroninę parduotuvę. Jeigu, sakykime, kaip ir Akvilė dabar mano žmogus, užsisakė produkciją ir aš gaunu 50% nuo jos apyvartos, nuo jos pirkimo. Visi matot, kad tai yra $69.76. Tai yra likutis, kuris yra pas mane vidiniai sąskaitoj. Bandom, nežinau, jeigu aš atnaujinsiu puslapį, aš nežinau, ar pas mane jie iš karto pasirodys. Gali būti, kad reikės man išeiti iš viso iš savo akaunto, iš savo vidinio ofiso ir iš naujo prisijungti. Bet bandom dabar taip. Na ir ką? Valio, jėga, pasižiūrėkit. Pas mane yra $107.26. Paskui, kad aš nemeluoju, paskui jūs galėsit palyginti pirmą video, kur aš dariau su Akvilė kartu. Ten yra laikrodis ir data, kaip ir čia jūs matot viso ekrano įrašą, ne? Laikrodį ir datą. Ir įsitikinsit patys, kad pinigai už tokį darbą paprastą iš karto sukrenta tą pačią sekundę. Kągi, dar kartą parodau. Ir aš dabar padarysiu lygiai taip pat užsakymą, aktyvaciją. Ir pamatysit, kaip tai daroma iš vidinio ofiso už turimus pinigus. Taip, čia yra, trumpai dar labai, tai čia yra visi duomenys suvesti. Vardas, pavardė, kuriuos mes turim susivesti, adresas, kad viskas būtų teisingai. Toliau yra kiti dalykai, aš darysiu kitus video ir jums paaiškinsiu, kur ką žiūrėti, nes tai yra pinigėliai, kompanija moka, BEPI kompanija moka pinigėlius ne vien už tai, kad kažkas tai nusipirko pagal mano rekomendaciją, pagal mano duotą nuorodą, ne? Moka ir kitus pinigėlius, bet tai bus kitam video ir smulkiau aš paaiškinsiu ir išdėstysiu. Taip. Dabar einam dar kartą į e-valetą, tai yra vidinė piniginė. Matom, kiek yra pas mane pinigų, ne? Taip ir tuoj darysim. Užsakymą. Užsakymą darysim, bet dar prieš tai noriu parodyti, kad lygiai taip pat, kad tikrai aš nemeluoju, noriu parodyti savo ataskaitą už atėjusius ir išėjusius pinigus. Taip. Va čia matom mano, kiek aš esu kur gavusi, kiek aš esu išleidusi, išvedusi pinigų, iš tikrųjų tai čia esu pirkusi iš vidinių pinigėlių. Pinigai iš tikrųjų nėra čia visi, už tai, kad aš turėjau atliekamų kapsulių ir aš jas pardaviau. Ir aišku, čia tas nesimato, nes pinigai yra grynais buvo duodami į rankas. Taip, ir ką dabar toliau, kaip ir sakiau, einam ir bandom daryti pirkimą iš vidinių pinigų. Kaip ir Akvilė spaudė, taip ir aš spaudžiu šitą mygtuką. One time order. Taip. Pas mane yra viskas jau suvesta. Galiu parodyti va taip. Pas ką dar, pavyzdžiui, nebūna pirkimo nei vieno, ne? Tai čia reikia rašyti adresą. Adresą tą, į kurį keliaus siuntinys. Gatvė, namo numeris, buto numeris, jeigu Lietuvoj, miestas,
provincija arba rajonas, arba, kaip čia Gulė sakė, nesvarbu, taip kaip ir rajonas, sakykime, ne? Čia indeksas ir šalis. Šalis paprastai pagal nutylėjimą būna Amerika ir reikia ją pasirinkti. Aš pasirenku Didžioji Britanija, bet kai aš pakeisiu automatiškai adresą, tai man ir šiaip būtų jinai pasikeitus. Matom, kad pas mane yra piniginiai e-wallet balance $107. Jeigu aš paspausiu šitą mygtuką, pas mane iškris kortelės, kad aš turiu užpildyti kortelės duomenis ir galiu nusipirkti iš kortelės tiesiogiai. Bet man to nereikia. Aš noriu išnaudoti savo vidinius pinigėlius. Grįžtam atgal. Vedu savo adresą. Taip. Vedu vidinį balansą. Matot, iš karto viskas. Ir taip aš nusipirksiu, man nereikės iš savo pinigų, iš kortelės naudoti. Dabar pirmo paketo 10 kapsulių už $25 aš neperku. Kaip ir neperku antro paketo 30 kapsulių už $50. Nes tai iš tikrųjų yra didelis permokėjimas ir nuostolis, man jo nereikia. Aš perku trečiąjį lyderio paketas vadinasi. Jis kainuoja $90. Spaudžiu ant pridėti vieną. Jeigu aš čia spausiu 2, 3, 4, 5, 6, 7 daugiau neleidžia. Kaip ir sakiau, žinau, kad 6 leidžia, yra viskas suskaičiuota, kiek tai kainuos. Kodėl aš rodau? Todėl, kad ar vieną pakuotę siuntiesi, ar 6 pakuotės, vis tiek moki tą pačią kainą už siuntimą. Kol kas čia nesimato, kiek tai kainuoja siuntimas, aš nespausiu, tiesiog aš viską ištrinu, grįžtu prie vienos pakuotės, nes man daugiau nebereikia ir be to daugiau man pinigų neužtektų, bet man užtenka, mes perkamės, aš parsisiunčiu, tai yra mūsų šeimai vienam mėnesiui ir taip kiekvieną mėnesį išperkuosi, tuo pačiu pasidarau aktyvaciją. Kuo jinai yra naudinga ir kam jinai yra reikalinga, aš pasakosiu kituose video. Būtinai reikia uždėti varnelę, sutinki su visom sąlygom kompanijos ir toliau spaudžiam žalią mygtuką continue. Pasitikrinam, ar viskas tvarkoj, adresas, viskas gerai, viena pakuotė. Ir dabar matom, ką ir kalbėjau, $12.95, čia yra už atsiuntimą. Ką ir sakiau, ar vieną pakuotę siunčiamės, ar 6, vis tiek mokam tą pačią kainą. Ir ką toliau viskas, spaudžiam, kad pirkti. Pirkimas įvyko. Paspaudžiu čia ir pasižiūriu, pažiūrėkite. $102.90 yra nuskaičiuota iš mano vidinės sąskaitos, mano vidiniai pinigėliai, tai čia tiek kainuoja paketas, čia atsiuntimas, čia bendra suma. Galima atsispausdinti šitą visą, bet aš to nedarau, man jo nereikia. Nes viskas yra, visas šitas orderis, visa šita sąskaita yra vidiniam akaunte, aš to parodysiu. Taip, grįžtu. Ir ieškomės tokio padidinamo stiklo, tokio mygtuko orderio istorija. Orderio istorija. Taip, ir matom, patį viršutinį, tai yra pats naujausias šiandien dienos, antro mėnesio 27 diena, 13 valanda 21 minutė, žiūrim kiek čia mes turim 18 valandų 22 minutės, čia visą laiką yra rašoma Amerikos laikas ir žiūrim
kad viskas yra tvarkoj, viskas yra užsakyta. Kai kompanija išsiūs man siuntinį, atsiras va toks va numeris. Nelygiai toks, bet siuntimo numeris. Ir mes pasiėmė šitą siuntimo numeriuką, įvedę į paieškų tinklalapį, galim sekti, kaip jisai keliauja tas siuntinukas ir kur jisai būna. Ir tiesiog, pavyzdžiui, kai pamatai, kad jisai yra pasiekęs šiuo atveju Angliją, aš visą laiką žinau, kad už tą pačią dieną, už dienos, daugiausia už 2, jis jau atkeliauja pas mane į namus. Kągi, kiek norėjau, tiek parodžiau. Dar tiesa, galim dabar patikrinti, kad pas mane likutis iš tikrųjų liko sąskaitoj labai nedaug. Kągi, dirbsim toliau. $4.36. Ir viskas. Kągi, dėkui visiems labai už dėmesį. Laukiam jūsų šitoj kompanijoje, kad jūs irgi galėtumėte taip uždirbti pinigus, kaip matėte, kaip Akvilė nusipirko pas mane subyrėjo pinigėliai. Visiems sėkmės ir iki malonaus.